Operacija, užimanti daug laiko, reikalaujanti didelio ir kruopštaus pasirinkimo. Pasistengsiu, kiek galima tą sukoncentruoti trumpo pranešimo metu. Ir jeigu kas nors lieka neaišku, drąsiai galite man rašyti ir aš atsakysiu į visus jūsų klausimus. Taigi, pradėkime nuo pačių pradžių. Grįžtantis nosis operacijai, tą sakau kiekvienai pacientei, taigi pasikartosiu ir čia, reikia žinoti vieną pagrindinį dalyką. Ne tiek jį žinoti, kiek suprasti, kad taip gali būti. Tai yra pats liūdniausias dalykas, yra komplikacijos. Po nosies operacijų nepatenkintų rezultatais lieka visam pasaulyje, visoje Europoje, nuo 15 iki 30%. Kodėl taip yra? Ta aš sakau kiekvienam ir tas yra, dar kartą pabrėžiu, pagrindinis dalykas, kurį žmogus turi suprasti prieš ryžtantis tokią operaciją. Tai yra dėl 3 dalykų. Pirmas, tai yra tai, kad nosis stovi ant sagitalinės ašies, pagal kurią mes lyginame kairėje ir dešinėje pusę. Kaip jūs jau puikiai žinote, nėra nei vieno žmogaus absoliučiai simetriškos sagitalinės ašies atžvilgių. Netgi man lyg prieš porą mėnesių Delfyje buvo, kaip žmogus atrodytų, jeigu jis būtų visiškai simetriškas. Taigi, grįžtant prie to, nosis stovi ant sagitalinės ašies, tai tarsi ant peilio ašmens, kur bet koks mažas nukrypimas iš karto labai stipriai yra pastebimas. Ir jeigu mūsų raukšlės asimetriškos, ausis atlėpusios nevienodai, krūtų speneliai nevienodam aukštį, nevienodai nutolę nuo sagitalinės ašies ir į tai mes nekreipiam dėmesio, nosios nukrypimas 2-3 mm į kairę ir į dešinę iš karto duoda kreivumo vaizdą ir iš karto tai krenta į akis. Tai yra pirmas dalykas, dėl ko tiek yra žmonių. Antras dalykas, nepatenkintų rezultatas. Antras dalykas yra tai, kad nosis labai mažas organas ir labai sudėtingas. Kuo pasireiškia tas sudėtingumas? Tai yra tai, kad vienas organas, kurį aš liečiu, sudarytas iš 4 statybinių, tarsi medžiagų, kad suprastume. Tai yra gleivinė, kas yra viduje, oda, kas yra viršaus, kremzlė, kas juda ir kaulas, kas nejuda. Kad įsivaizduotumėt, tai tarsi 4 visiškai skirtingos statybinės medžiagos, kaip stiklas, medis, betonas, nežinau, metalas. Ir jų kiekvienos džiūvimo arba mūsų nosies atžvilgių randėjimo laikas ir būdas yra skirtingas. Taigi, kai žmogus stato namą, pradžiai pastato pamatus, palaukia, po to sienas, palaukia, po to stogą, palaukia ir taip po to deda langus. Aš šitom pavadinkim, privalumo neturiu, aš turiu viską daryti kartu, viską daryti vienu metu, paskui paremti iš išorės tvarščiu tam tikrų, iš vidaus specialiais tamponais ir tikėtis, kad viskas sugys gerai. Ir čia kartais atsiranda randėjimo faktorius, kurio nei aš, nei pacientas paveikti niekaip negali ir rezultatas dėja būna netenkinantis paciento, aišku, ir manęs. Ir trečias dalykas, dėl ko yra toks didelis kiekis žmonių nepatenkintų rezultatais, yra tas, kad jeigu žmogus ateina pas mane norėdamas nosies korekcijos, dažniausiai jis į savo nosį žiūri šiek tiek dažniau negu kiekvienas, imkim, tūlas lietuvis. Ir po operacijos tas dėmesys niekas neišmatuoja, bet jis išdidėja 10 kartų. Žmogus kiekvieną kartą eina prie veidrodžio, kiekvieną kartą prausdamas jis vis žiūri ir žiūri į tą savo operuotą nosį ir, reiškiasi, ieško to, ko Dievas mum ne vienam nedavė, tai yra absoliučios simetrijos. Ir iš to vėlgi didžioji dalis ateina, daktarė, čia pas mane taip, va čia yra guzelis, čia nėra, tas guzelis buvo ir pas didelę dalį žmonių jis yra ir toks ir kitoks ir jie nekreipia dėmesio, bet žmogus, kuris yra po nosies korekcijos, į tai labai kreipia dėmesį ir iš to susidaro tie 15-30%. Toliau yra pasiruošimas operacijai. Pasiruošimas operacijai yra labai paprastas. Reikia nesirgti, reikia būti absoliučiai sveikam. Gal iš šono tas atrodo labai paprasta, iš tikrųjų tai yra pakankamai sunku. Kodėl? Todėl, kad tas, kas turi tik nosies formos, norą tik koreguoti nosies formą bet daliai žmonių ir dideliai daliai žmonių yra kreiva pertvara, išvešėjusios kriauklės,
sinusitai ir panašiai. Ir jiem išlaukti to periodo, kada tu esi absoliučiai sveikas, yra netaip lengva. Šiaip kitų kažkokių sąlygų nėra. Psichologiškai suprasti, kas gali būti ir tą įsisąmoninti, kad tai yra nemaža rizika. Ir antras dalykas – būti absoliučiai sveikam. Toliau eikim etapiškai į operaciją. Operacija atliekama bendrinėje jautroje, tai yra pilnoji narkozė. Operacija trunka apie 2 valandas. Po operacijos ligoninėje laikome arba prašome, kad pabūtų, arba būna žmonės 3 paras. Kodėl tiek ilgai? Todėl, kad į 1-2 parą tik tais ištraukiame tamponus. Ištraukus tamponus burksta gleivinė viduje, užsikimšinėja nosis ir tą parą mes turime pastebėti, ar nėra ankstyvųjų komplikacijų, tokių kaip pūliavimo ir uždegimo pradžia, tokių kaip hematoma arba kraujo kažkur susikaupimo. Galų gale ligoniui pacientui per tas 3 paras praeina ir didysis tinimas ir jis pradeda matyti. Gal juokingai skamba, bet dalis pacientų 1 parom nemato, nes užtinsta tiek akis, kad jie tiesiog fiziškai negali jų pramerkti. Taigi, tos 3 paros yra ne todėl, kad aš labai mėgstu laikyti pacientus uždarytus ir neleis namo, o todėl, kad taip yra jums geriau, gerbėmieji. Po operacijos praėjus 8 parom pašalinu siūlus, nuimu įtvarą ir pacientas gali gyventi pakankamai įprastą gyvenimą, galbūt dar lieka šioks toks patinimas aplink akis, taip pat lieka natūraliai, kad viena kita mėlynė ir nosies paburkimas. Galutinis nosies rezultatas yra ne anksčiau kaip po 15 mėnesių. Ir eiti pakartotinai nosį operuoti, ryžtis pakartotinę operaciją, mano nuomonė, anksčiau negu 15 mėnesių negalima. Todėl, kad molekulinėme lygyje randėjimas dar nepasibaigęs ir eiti daryti naują darbą tada, kai pirmasis dar nėra užbaigtas, manau, kad niekada nepriveda prie gero. Šiuo atveju reikia šiek tiek kantrybės. Aš šneku apie korekcijas tokias, kurios gali laukti. Aš nešneku apie supūliavimą, apie kažkur kraujo susikaupimą ar ką. Tuos reikia taisyti tuoj pat. Ne tiek taisyti, kiek šalint tuoj pat. O ką galima palaukti, tai drąsiai reikia ir laukti. Toliau reiškiasi nosios pačias operacijas. Pati operacija skiriasi galbūt skirstoma 2 lygiais. Tai yra nosies galiuko korekcija ir pilna nosies korekcija. Ką aš turiu minty? Nosies galiuko korekcija atliekama tada, kai neliečiame kaulo. Koreguoti nosį galim galiuką platinti, siaurinti, ilginti, trumpinti, bet pats kaulas, tas, kas aš minėjau, nejuda, šitas yra nekoreguojamas ir neliečiamas. Gydymas tokiu atveju yra greitesnis, mėlynis stipriai mažesnis, komplikacijų galimybės irgi žymiai mažesnis. Natūraliai tokia operacija yra ir pigesnė. Kitas dalykas yra pilna nosies korekcija. Pilna nosies korekcija yra tada, kai liečiamas ir kaulas. Deja, jeigu žmogus nori tik pašalinti kuprelę, jos pašalinti neliečiant galiuko neįmanoma. Tai yra daroma, pati operacija atliekama vadinamos atviros rinoplastikos būdu. Tada, kai yra pjūvis panosyje ir visa nosies reiškiasi architektonika yra matoma akimi. Taigi, kai koreguoju kuprelę, koreguojasi liečiamas ir galiukas, todėl ir yra pilna nosies plastika. Galbūt kitų svarbių dalykų koreguojant nosį šiam kartui ir neturiu ką daugiau paminėti. Jeigu kokių specifinių klausimų kyla, drąsiai galit man rašyti apie pačią operaciją, apie pačius etapus ar ką. Bet trumpai maždaug būtų tiek. Dabar sekantis etapas, kaip ir visada mūsų bendravime, yra klausimai atsakymai. Dalį
Aha, labai atsiprašau. Dar yra vienas, ko mes nepaminėjom. Labai svarbus dalykas – konsultacija. Konsultacijos metu kiekvienas pacientas yra supažindinamas su visom komplikacijom, parodoma, kaip yra daroma operacija, etapais, pranešimo forma parodoma, kas kada bus daroma ir kaip bus padaryta, kad galiukas suplonės, storės ir panašiai. Ir konsultacijos metu specialios programos pagalba mes galim sumodeliuoti vaizdą. Aš trumpai jums parodysiu, kaip tai daroma, kad jūs įsivaizduotumėte. Reiškiasi, įmama padaroma paciento nuotrauka, įkeliama į tam tikrą programą, išsididinama kiek jau nori ir šnekam su pacientu, tariamasi, ką jis nori ir kaip tai atrodytų. Pavyzdžiui, šiuo atveju, sako, noriu sumažinti kuprelę ir nežinau, galbūt sutrumpinti galiuką. Ta labai lengva šitos programos metu padaryti ir pasitikrinti, nes sumažinus kuprelę šiuo atveju matome, kad nosis tampa panaši į žinomo personažo Buratiną. Todėl reikia tikrai, norint estetiškai gražų vaizdą gauti, sutrumpinti galiuką. Jeigu mes trumpinsim galiuką, nosis taps vizualiai kompakt, nors kuprelė ir nuimsim. Taigi, maždaug padarius tokį vaizdą, galim jį kelt, žemint, kaip jūs matote, ir panašiai. Mes pacientui rodom, kas buvo ir ko tikėtųsi. Pacientės noras būtų, pavyzdžiui, nosį turėti jingdienę riestą, geriau kumpą, galiuką galima leisti ir nosis gaunasi tokia tiesi. Arba netgi kumpą. Žodžiu, tos programos dėka mes pilnai įsitikiname ir pilnai suprantame, ko nori pacientė ir ką man reikia daryti, kad tai būtų. Dabar grįžkim prie to, prie ko buvom prieėję, tai yra klausimai atsakymai. Jeigu bus klausimų, drąsiai man gali siūsti, aš tikrai kiekvienai ir kiekvienam atsakysiu, o į jau atsiųstus iki šiol atsakysiu dabar. Taigi, ir atsakydamas parinkau keletą pavyzdžių, kad būtų vizualizacija aiškesnė. Taigi, ar atliekate nosies galiuko didinimo, ilginimo operacijas? Taip, aš atlieku visas susijusias su nosies korekcija operacijas. Operacijas aš atlieku kartu su daktarė Diržauskienė, tai yra profesionali, turinti didžiulę patirtį ir labai gerą estetikos supratimą daktarė. Ir kartu mes darydami operacijas tvarkome ne tik estetiką, bet ir funkciją. Stengiuosi, kad sumažinus, padidinus, sutrumpinus, pailginus nosį būtinai išliktų, o jeigu buvo blogas, taptų geras kvėpavimas. Taigi, tokias operacijas tikrai atlieku ir tai yra mano kasdienybė. Ką manote apie visus tuos užpildus, kurių pagalba nereikia daryti nosies operacijos, ar Lietuvoje jie naudojami? Tie užpildai tai yra arba hialurono rūgštis, arba kalcio hidroksiapatitas, arba polikaprolaktonas, tai yra tie patys užpildai, kuriais pildomos raukšlės. Lietuvoje, aišku, jie yra naudojami ir tą nosies korekcijai galima naudoti, dažnai netgi galima tą naudoti po operacijos likusių mažų įdubimų ar nelygumų korekcijai. Ir tą aš darau, bet dar kartą pabrėšiu mažų nelygumų, aišku, prieš ar po operacijos jokio skirtumo korekcijai. Jeigu yra didelė kažkokie defektai su užpildais, tikrai nieko nepataisysi. Antras dalykas, užpildai yra laikini, jie būna kelis metus, bet ne visą gyvenimą. Ar dažnai tenka atlikti pakartotinės nosies operacijas? Žinot, toks chirurgas yra pasakęs, kad apie kitus chirurgus. Jeigu chirurgas sako, kad neturi komplikacijų, tai arba pas jį atmintis trumpa, arba jis neoperuoja. Ačiū Dievui, tą aš darau nedažnai, bet kad aš tą darau, tai yra faktas. Ir kaip ir man, nuoširdžiai stengiuosi, visada pasiruošiu operacijai, visada viską atrodo aptari, visada viską darai tol, kol viskas bus taip, kaip turi būti. Bet kaip aš jam aiškinau pačioj pradžioj, atsiranda tokių niuansų, kurie
dėl kurių tenka atlikti pakartotinas operacijas. Po kiek laiko galima atlikti pakartotinę operaciją, tą aš jums sakiau, ne anksčiau kaip po 15 mėnesių. Tai yra mano asmeninė sąlyga prieš kiekvieną operaciją, kai sutariu aš su pacientu. Aš niekada neišsižadu paciento ir nesakau, kad negaliu ir nenoriu padėti, bet tą darau ne anksčiau kaip po 15 mėnesių nuo operacijos. Ar pakartotinos operacijos kaina išlieka tokia pat kaip ir pirminės, ar kaina sumažėja? Kaina neišlieka tokia kaip pirminės. Tai yra, mano nuomonė, tarsi nebaigtas darbas. Todėl antrą kartą imti užmokestį už darbą, kurio nebaigiai, yra, manau, kaip minimum neprofesionalu ir tiesiog nemandagu. Pakartotinos operacijos kaina yra tokia, kiek reikalinga medžiagų. Niekada aš neimu papildomai už savo darbą. Ta kaina svyruoja apie 200 eurų pakartotinos. Kitas klausimas, galbūt, kurio nepaminėjau iš eilės, vienas niuansas, kurio bijo pacientai nosies operacijų metu, tai yra tamponai. Jeigu kam yra daryta, ypač senesniais laikais, visi prisimena puikiai, kaip tempiamas kokio metro ilgio merlius iš nosies ir atrodo, kad ten iš vidurių smegenų ištempia ir visa kita, tai yra praeiti etapai. Naudojama pripučiamos nuo 5,5 iki 7,5 cm tamponus, kurie įsitraukia kaip didelis, atsiprašant, snarglys. Brukt ir viskas ir be jokios skausmo. Grįžkim prie klausimų. Taigi, kaina natūraliai nesumažėja, ne ką, jinai visai ne už mano darbą. Mano darbas yra nemokamas. Ar įmanoma plačią didelę storų galiukų nosį su taip vadinama storo oda sumažinti iki mažos siauros? Matot, tiek didelė yra subjektyvus pasakymas, tiek maža yra subjektyvus pasakymas. Ja galima mažinti, kaip jūs matot šitoj nuotraukai, bet jeigu norim mažinti, kaip dažnai būna lyginamas vienas iš žymių muzikos atlikėjų, tokios nosies per vieną kartą mažinti neįmanoma, nes tiesiog tas molis, iš kurio nori nulipdyti tą norimą nosį, jisai yra netinkamas tam. Ir jeigu oda labai stora, labai plono galiuko, tikėtis yra galbūt ir ne visai verta. Ar įmanoma susiaurinti plačius šnervių lankelius nosies šonuose? Taip įmanoma. Tai yra dažniausiai daroma kartu su nosies plastika. Galima tą daryti ir tik atskirai. Šiek tiek matosi nosies šitose vietose mažyčiai randeliai, kuriem pabalus jie tikrai nekrenta į akis. Kokio amžiaus sulaukus galima daryti operaciją? Žinot, operaciją galima daryti tada, kai žmogus subrendęs. Geriausia, aišku, daryti suaugusiam. Bet šiuo klausimu dar yra vienas atsiųstas komentaras Ūrūnų iš 16 metų ir jis nepatenkintas savo nosies kuprele. Aš jo nemačiau, tiesą sakant. Reikia žiūrėti, kokia ta kuprelė ir kiek jinai gali sąlyginai gadinti jam gyvenimą. Bet galbūt jam reiktų pačiam spręsti tada, kai jis turės pilnametystę. Jeigu jūs jį geriau pažįstat, aš turiu mintį, autorė geriau pažįsta ar autorių savo sūnų, ir jeigu jie šitą senai išdiskutavę, tai 16 metų drąsiai yra tas laikas, kada nosį koreguoti gali. Nuo ko priklauso nosies operacijos kaina? Nuo apimties. Ką tik aš jums tą sakiau, tai yra nosies galo arba pilna nosies korekcija. Kokios galimos mažiausios ir didžiausios kainos? Jų nėra mažiausių ir didžiausių. Mažiausia kaina tai yra nosies galiuko kaina 1590 eurų. Didžiausia kaina yra pilna nosies korekcija su kriauklių radiodažnuminė redukcija arba kriauklių mažinimu. Čia yra daktarės Diržauskienės zona, kur jinai dirba. Tai didžiausia kaina tada būtų 2060 eurų, įskaičiuojant viską. Kokia nosies pertvaros taisymo kaina? Aš asmeniškai nosies pertvaros neoperuoju. Ta operuoja lor gydytojai, jų reikėtų to ir klausti. Aš galiu suvesti ar rekomenduoti gerą specialistą, bet aš negaliu atsakyti, kiek kas kainuoja, nes jų kainos rinkodara yra visai kitokia. Kokia operacija sudėtingesnė? Nosies siaurinimo ar nosies galiuko rietimo? Ar galima jų kombinacija?
Jeigu galiuko siaurinimą jūs turite minty, ar galiuko rietimą, tai aišku, galiuko pakelimas yra sudėtingesnis negu jo susiaurinimas. Bet jeigu jūs turite viršutinę arba kaulinę nosies dalies siaurinimą, natūraliai, kad yra sudėtingesnė negu tik nosies galiuko rietimas ar kelimas. Ar galima jų kombinacija? Be abejo, jų kombinacija galima. Ar žmogus, nežinantis, jog man buvo atlikta nosies operacija, gali kokiais nors būdais pastebėti, jog operacija visgi buvo atlikta? tą galima pastebėti radus randą panosėje, kuris lieka visam gyvenimui. Tiesą sakant, jis labai neryškus, bet intensyviai ieškant galima matyti. O jeigu jūs kalbate, kaip prašot, dažnai pastebiu kitų nosies sparnelius, kurie yra tarsi įtraukti į vidų. Tikrai nėra nosies kažkokios apibrėžtos formos, kurios negalėtų būti. Ir įgimtų nosių formų yra tiek, jūs galų gale, kaip aš sakau, lėktuve pažiūrėkit, ko gero su tokia pačia nosim žmogaus nerasit. Taigi kažkaip atskirti, jinai daryti ar ne, įtarti jo. Aš įtarti, kai, pavadinkim, šiokią tokią patirtį turiu, jo, galiu, bet tvirtinti tikrai galbūt būtų per drąsu. Tai tiek. Ačiū už dėmesį. Jeigu liko dar klausimų, drąsiai galite uždavinėti, rašyti, aš tikrai mielai atsakysiu.